Gavėnios kelionė. Sustiprinkite savo širdis. Mintimis dalinasi pranciškonas brolis Paulius Vaineikis. Sveiki, brangus klausytojai ir žiūrovai. Esame Vilties televizijoje ir radijoje. Na ir kągi, kad ši kelionė gavėnios toliau būtų kiek galint viltingesnė, mums į pagalbą ateina Dievo žodis. Šiandien yra 18 kovo diena. Pasakojimas iš Jono Evangelijos 8 skyriaus 1-11 eilutė daugeliu iš mūsų, kurie esame tikintis, kurie vaikštome į bažnyčią. Tai yra pasakojimas, kai Jėzus po naktinės maldos, sakykime, po pokalbio su savo dangiškoju tėvu, auštant pasirodo Jeruzalės šventykloje. Ir visi žmonės, tai rašoma žodelis, visi žmonės rinkosi prie jo, o jis atsisėdęs juos mokė. Tikrai toks rytinis mokymas, gal kažkiek panašus ir tai, kas dabar vyksta čia, Žemaitijoje, čia, šitoje studijoje. Ir staiga kažkoks triukšmas ir mokytoja Jėzų, sakim taip, ne visai taip mandagiai nutraukė rašto aiškintojai ir fariziejai. Kažkodėl jie manėsi turį tokią teisę, nei atsiprašau, gal būtų galima, taip, kaip žmonės sako, naglai įsiveržė ir pertraukė mokytojo kalbą ir iš karto meta savo argumentus. Dabar būtų tokia graži proga mums visiems gavėnios metu irgi užduoti savo klausimą, kaip su mano mandagumas, ar aš šį tokį turiu. Šis dalykas yra gan būdingas šiais laikais, gal nesupyks manęs žurnalistai ir, sakykim, ypatingai sisteminė žiniasklaida, kurie jaučiasi taip, kaip tie rašto aiškintojai ir fariziejai, ir nebūtinai sisteminė. Kartais būna, sako jau, kai ten pasiekia kažkokį tai žurnalistinį lygį, tai toks jausmas, kad turi teisę ir nebevartoti mandagių žodžių, bet neva kaip dievaitis įsiveržė ir privalai dabar tu čia nutraukti savo temą ir tučtoj pat atsakyk man žurnalistui ar ten kokiam televizijos ten laidos vedėjui, ko aš tavęs paklausė. Ir kogi jie klausė, tie rašto aiškintojai ir fariziejai. Jie atėjo ne vieni, jie atvedė moterį sugautą svetimaujant. Nežinom tos moters vardo, tačiau situacija yra tikrai tokia nejauki. Dabar, kai labai madinga kalbėti apie moterų teisės, tai ką? Pakaitinkim tą. Mes sakom, moterų teisų arba tų visų kažkokių ten konvencijų įstatymų, kurios bando mums primesti, įbrukti tam tikros organizacijos. Taigi, bandykim apginti moterį. Štai moteris buvo, sako, ta moteris buvo nutverta svetimaujant. Na ir pateikė iš karto Mozės įstatymo punktus, kad štai Mozė liepia tokias užmušti akmenimis. O tu ką pasakysi? Ir čia paskui eilutė tęsiasi, jie ėmė to dalyko klausti Jėzus ne todėl, kad jiems buvo įdomi tiesa. Jiems buvo visiškai neįdomus teisingumas, dėja kartais taip ir būna su žiniasklaida, visiškai neįdomi tiesa. Svarbiausia paspęsti pinklės. Ir kad turėtų kuom apkaltinti arba sudoroti oponentą, nes esi nepatogus Jėzui. Tu esi kaip tas, kuris badai mums akis, kurie norime gyventi pagal savo įsakymus, kurie norim gyventi pagal kūniškus įstatymus, pagal bedieviškus įstatymus. Va tave reikia sukirsti. Ir tada būtinai yra panaudojamas va štai tokie gražus
dalykai, ne? Moters teisės, apginti vaikus, kas čia dar, tokios mažumos ir ko tik tai nori, bet tikslas nėra tiesa. Ir čia labai akivaizdu. Ir ką daro Jėzus? Jėzus puikiausiai pažįsta visus tos mūsų gudrumus, mes sakom, gudrus kvailiukai. Ir užduoda klausimą. Kas iš jūsų be nuodėmės, tegu pirmas sviedžia ją akmenį? Taigi, brangus tikintieji, brangus žurnalistai, rašto aiškintojai, fariziejai, tas pats ir mums galioja dvasininkam. Kasgi iš mūsų esam be nuodėmės, tai kągi, bandykime mes pirmieji mesti tą akmenį. Tačiau, žinome, labai gražus finalas. Reikia tikrai pripažinti rašto aiškintojam ir farizijam, tokį, sakykime, gerą bonusą. Jie tikrai gudrus yra. Ir nei vienas iš jų nedrįso mesti akmens į tą moterį. Jie nutilo ir pasitraukė. Tai irgi yra taktika. Jeigu nežinau, ką atsakys, kad nesusimaučiau, geriau tada tyliai vėl atsitraukti ir paieškosim geresnės progos, kaip vėl smogti tam teisuoliui. Šiandien klausimas irgi gavėnioje mums, o kaip mes elgiamės? Ar kada užduodame klausimus, ar tai kunigui, bažnyčiai, ar tai yra nuoširdu, ar ten yra klasta? Pabaigai noriu grynai prisiminti visiškai tokius šviežius įvykius, kada popiežius buvo apkaltintas, kad neva reikalauja iškelti Ukrainai baltą pasidavimo vėliavą. Jeigu skaitėte labai atidžiai ir tikrai esu dėkingas ir Ukrainos žiniasklaidai, kurie nėra labai gerai nusiteikę popiežius atžvilgiu, vis dėlto jie pripažino, kad popiežius nesakė Ukrainai iškelti baltos vėliavos. Bet jūs tik tai atkreipkite dėmesį, su kokiu pasigardžiavimu Lietuvos žiniasklaida, visi tie, kurie, nori įkirsti bažnyčiai, tiesiog su pasigardžiavimu kaltino, sako, štai jisai pareikalavo daryti vieną ar kitą, o pasirodo visiškai melas. Todėl būkime sąžiningi ir gavėnios metu atgailaukime, atsiprašykime, jeigu uždaviau klausimą su klasta, nenorėdamas žinoti tiesos, bet norėdamas pasiekti savo galbūt ir ne visai gražų tikslą. Būkime palaiminti, stiprus ir nuoširdus. Sudiev. Pranciškonas brolis Paulius Vaineikis. Gavėnios kelionė.